reiškia, kad žilas plaukas ir panašiai, bet žilas seniau reiškia žinantis labai daug žmogus. Va. Na, kaip žadėjau, aš jums papasakoti truputį apie... Prašom, kažkur užeikit, ponios, nes visiems čia labai stipri energija yra. Jeigu kada nors ateity privačiai papulsit čia, tai jeigu tai reikia visuomet be galvos uždėjimo ir basam. Bet šiandien nusimdinėkit, kadangi šiandien tik tai, kad pasidomėt, kas yra, kaip yra. Kad žinot paskui ateitinės. Vis paprašai, kai grupelė, šeimo marka, tai porą žodžių pasakau, arba pasakoma yra ir patys vaikščioja. O dar turit gerą progą susipažinti su gyvenvietė ir paskui jau ateiti. Pusantro mėnesio laukim tos progos. Tai dar nedaug. Mes jau Lietuvos šitose žemėse laukim jau nuo 22 metų. Pusantro mėnesio. Sugrįž, žinokit, 21 amžiaus pabaigoje, 22 amžiaus pradžioj. Pagal sakmes atsikurs Prūsija, Jotvingyja, Sūduva, aišku, Lietuvos karalystė ir taip toliau, nes tai yra tie dalykai, kurie neišvengiami. Ten aiškiai parašyta, išnyks du broliai. Nes du broliai dabar tą Prūsiją valdo, administruoja, tai yra būtent rusai ir lenkai. Gal iš dvasinės daugiau pusės aš jums papasakosiu, kadangi šituose keturiuose aukuruose, Ženyčia tai pagal archeologus tai vienintelis mūsų sakralinis pastatas, kuris turėjo stogą ir buvo ant 6 kuolų stulpų. Daugiau negalėjo būti, ir daugiau negali būti, mes šitą tokį dalyką bandysim atkurti. 6 stulpai tai yra perkūno skaičius, dvasinė prasme tai yra perkūno skaičius. Ir dar pasižiūrėkim, bitių korys, ar susideda iš 6. Kokios jos įdomios, jos senesnės negu žmogus, ne? Prileiskim. Tokia prielaida mokslinė. 6. Dabar snaigė. Korys tai jau vasarą, ne? Snaigė. Irgi 6 susideda. Taip, kad reiškia, o dabar žmogus 5 skaičius, ne? 5. 2 rankos, 2 kojos ir galva. Tai yra 5 žvaigždžiai kampė. Vidury rato labai puikiai turi visą simetriją. O ratas tai yra dieviškas ratas, kadangi Dievo ratas, kadangi neturi pradžios nei pabaigos. Mūsų Ženyčios irgi buvo apskričios, būtent 6 kuolai ir apskritus stogas viršui. Taip, kad 5 dabar, matot, 5 pirštai. Ne šiaip savo tai žmogus yra šitoj žemėje, kad uždirbt, pavalgyti ir viskas. Jam, jeigu žmogus, tai jisai žemė yra kaip ir savotiškas dievaitis. Jeigu žiūrėsim mes pagal Žalčių karalienę, tai yra dievaitis, kuriam yra pateikta, duota būtent ta žemė, gamta ir ją valdytis. Mes iki krikščionybės laikų tikrai nedarkim tos gamtos. Atėjus krikščionybė buvo atleidžiama, kaip aš minėjau, patys dvasiškai sako, vyskupai ypač, tas sako, nes čia jų žodžiai, kad paspjaudo kunigo atleista ir jisai gali toliau eiti. Vogt, kirst medžios ir taip toliau, taip jų žodžiais tarant, ne? O turi būti darna, visų pirma darna. Ir ypač jaunimą, kurį mes dabar auklėkim darnoj su gamta. Nes jeigu jisai nelies gamtos, nenaikys gamtos, tai jisai nenaikys ir nuo šalia esančių žmonių arba toliau esančių žmonių. Na va, ir dabar šituose aukuruose palietos, matot, irgi 6 pirštais, tai yra 3 centriniai vienos rankos pirštai, 3 kitos rankos pirštai, bet galima visiems paliest vandenį ir paskui 3 kartus paliest savo veidą, va šitaip. Kadangi aš neparodysiu, mikrofoną turiu. Yra tai svarbu ir galite šitą padaryti, nes kadangi mūsų per daug čia yra, bet tas galima padaryti ir paprašyti dvasinių malonių. Neprašykit 100 litų ar 1000, šiandien yra rytoj, nebus, gali nebūt. Jo, kad ir milijoną, tai irgi, o jėgis tai. Nenorėtų aš turėti milijoną. Problema kiek pragerda. Tada žmogus jau netampa žmogus, o jis tampa vergas to būtent to milijono. Ir tada, kai išeidinėsim, tai galite iš tikrųjų šitą padaryti dalyką ir vyrai, bet oi, uždarykit ratą, nebėkit, aš jau nebersiu. 2 rankom 3 centriniais paimam. Žinokit, 2 rankom tada ratą uždarom, tada energiją mes sukauptą pasiimam. 2 rankom kartu? Jo, kartu, 3 centriniais pirštais. Tai yra 6, turi būti 6, kadangi tai yra, tai nuo senovės. Tai skautų ženklas šitaip irgi? Bet va, šitaip yra, o šitaip va. Įskaista turi būti.
O čia yra reikšmė iš katro? Iš visų, per visus reikia pereiti. Nes esat jūs lietuviai, esat suduviai. Taip, kad reiškia imi vis per visus, bet palauk, neskubėkit, dar aš noriu pakalbėti. Dar noriu truputį apie vygrus jūs imi papasakoti ir paskui jau tą. Vygrai, matot, centras labai, nu, ypač iš Lietuvos važiuoja. Ten tokia trauka yra didelė ir važiuoja to vienuolyno neva pasižiūrėti. Bet genuose turi visiškai ką kitą, važiuoja į tą centrą, dvasinį centrą, būtent susijusi su mūsų Sūduvos dvasiniu gyvenimu. Ir ten atvyksta, maždaug 18 amžiuje atvyksta komeduoja iš Krokuvos, ir tai yra italai. Architektai ir taip toliau, jie pastato vienuolyną ir paskui jie įsakymų yra išvaromi, reiškia, jie yra paimami iš tenais ir ateina jau iš Krokuvos lenkakalbiai. Ir jie daro tvarką. Ta patį daro ir Pažaislį. Būtent šitam krašte dar buvo kalbėta ta tokia savotiška jotvingių, prūsų kalba. Nes nepamirškim, dar 13 amžiuje tai nebuvo skirtama ar tu iš Prūsijos, ar tu iš tos Galindijos, kur dar Maskva pastatyta. Visi savo labai ramiai ir iš Gudijos, visi ramiai tarpusavį galėjo susikalbėti. Nebuvo tokių skirtumų. Tai paskui jau reiškia valstybė, užkaravimai ir visa kita, taip kad reiškia tą civilizaciją savo padaro. Nu ir ką jie daro? Jie naikina viską. Čia dar šita žinyčia veikia iki 18 amžiaus. Ten, matot, velnio duobė vadinama buvo. Ten, sako, geriau neiti basam ir taip toliau, nes vanduo ir visa kita. Kas anksčiau buvo balta, krikščionybės laikais buvo padaryta juoda ir atvirkščiai. Taip, kad reiškia, mes ten išvalysim, kai bus ateis tam tikras laikas. Ir, nu, prieš apeigas ten žmonės nusiplaudavo. Matot, vanduo visur. Vanduo, ugnis ir žemė, po kurią mes vaikščiojame. Tai reiškia, viskas yra labai svarbu žmogui, nes oras savaime yra. Ir čia atvažiuoja žmonės, ypač tie labai nesveiki, pasirodo, kad jie pasveiksta, atgauna sveikatą, iš ryto pasiimt energijos, kaip semėsi, 2 rankas reikėtų iškelt ir iš ryto basamas įstojus į save, į saulės energiją įteikti. Ir galima pasveikti, žinokit. Tokiu būdu, tarp kitko, ir gydysi. Anksčiau pas mus nebuvo ligoninių, o kikaravom, ne? Anksčiau pas mus nebuvo gydytojų, tai buvo vadinamas raganos ir taip toliau, bet jos tą gydė kitokiu būdu. Tai va, tuose vygruose dabar, jeigu kam teks būti. Irgi kalbėjau su vietos gyventojais, jie patvirtino, kai frontas perėjo, tenai tuose vygruose buvo įsitvirtinę vokiečiai, ir ten labai subombardavo kiemą ir visą kitą. Tai sakė, kad pasipylė to kaulų, tai pasipylė. Žmonių kaulų. Ką jie darydavo, pasirodo, kad reiškia šitai Vatikanas, kad tikrai leistų visus tuos archyvus peržiūrėti. Pasirodo, kad reiškia tenai tie kaulai tai yra šitų vietinių gyventojų, nu kaip suduvių, lietuvių, prūsų, jotvingių, nes paskui susimaišo jie čia visi. Reiškia, nes dabar tie, kurie nesutiko priimti Vatikano tikėjimo krikščionybės. Nes Dievas buvo, Dievas tai buvo, tai mes turėjom priimti Vatikano Dievą, Vatikano krikščionybę ir taip toliau. Pasižiūrėkim dabar irgi. Esam visi krikščionys, ne, tokias kaip pavyzdys. Ir staiga ateina musulmonai, įveda islamą. Kiek žmonių pasipriešintų? Dalis pereitų, gautų darbus, gautų naftos laukus ir taip toliau, o dalis liktų ir, reiškia, pasipriešintų. Ir ta dalis, reiškia, būtų žudomi, kad neliktų nei kvapo. Taip, kad reiškia, tas pas buvo ir tais laikais, dalis pasipriešino, tai juos varydavo tada jau vienuoliai su kunigais ir taip toliau, varydavo juos į vygrus pėsčia, ten kankindavo, ten guldydavo kryžum ir įvairiais kitais dalykais ir reikalavo, kad reiškia, jie pripažintų Vatikano tikėjimą, krikščionybę, katalikų tikėjimą. Bet vis dėlto dalis ir toliau priešinosi, taip, kad reiškia, buvo nukankinami, tai reiškia, nužudomi ir jie buvo katangubose tenai suverčiami. Tai kaip pokaro metais partizanai, ir ne kitaip. Guldydavo ant grindinio ir išniekinimai. tą patį darė. Tai čia niekas nieko naujo, niekas neišgalvojo, tas viskas yra atėję iš tų senų laikų. Ir būtent, jeigu mes vaikščiosim tenai po tą kiemą, tikrai giliai nusilenkim tiem žmonėm, šito krašto žmonėm, nes aplinkui, matom, aplinkui dar yra visur, kaip ir baltų kalbos, ir kalba ir visa kita, o specialiai yra traukiami iš Mazovijos gyventojai, o jau tie gyventojai, kurie atėjo, tie buvo lenkakalbiai, jau buvo krikščionys, katalikai, ir jie, vienu žodžiu, likusius tenai to krašto ir šito krašto, kiek įmanoma, asimiliavo. Taip, kad mes turim dabar, tai turim. Tai va apie tuos vygrus, o į tolimesnį